Kaip Jėzus nugalėjo savo kovas nugalėjo ir mūsų priešą nuginklavo, viešai pažemino ant kryžiaus. Jis nuginklavo tavo dvasinį priešą. Ir dabar, kai jis ateina su savo pasilikusiais ginklais, tai nežinojimas, abejonės, kaltinimai ir panašiai ateina į tavo gyvenimą. Todėl, kad mes pasipriešintume tam priešui, paimtume tai, ką Jėzus padarė ant kryžiaus ir suformavo mums tam tikrą nugalėtojo poziciją. Ir ta pozicija nugalėtojo, arba tai, kas tu esi, ką tau Dievas davė, yra supakuota į mūsų palikimą testamentą ir tai yra mūsų krikščioniškas evangelinis tikėjimas.